šitas ASMR nedidelis toksai prieš pradedant. Aš visą savaitę tiesiog prasirgau, tai... Ai, na, nu tai tada. Aš visą savaitę mąstau apie blynus tiesiog. Dinamit, rimtas reikalas. Ar buvo pažiūrėta Eurovizija su alkoholiniais gėrimais? Taip. Buvo pažiūrėta Eurovizija su alkoholiniais gėrimais? Taip. Be alkoholinių gėrimų sunku nežiūrėti. Na, tai žinok, aš norėjau, aš ta prasme vakar pažiūrėjęs, galvojau, šiaip jeigu gerčiau, tai dabar eičiau gerti, bet neužmigau, sunku miegot buvo, pojavęs, tai prasme. Kas jam nutiko? Žinai, jis atrado kažką tarp džedajų tikėjimo ir Budos, tam prasme, man atrodo, nutiko toksai, žinai. Man tai atrodo, kad jam tiesiog nutiko gyvenimas. Jis kažkas tarp Witcherio, kažkas tarp Samurajaus Džeko, ten visko. Jo. Tiesiog labai smagu yra žiūrėti ir mąstyti bairius, tokį tą savo komedį timingą. Jo, ne, tai Fredsas, didžiausias džiaugsmas yra Fredsas, aš sėdžiu žmonai, rodau, žiūrėk, koks memas, kaip juokinga. Ką vyrai, konnichiwa, ar kaip ten sveikinasi jie? Konnichiwa. Susėdom šiandien nedviesę su Vilmantu, pasikvietėm pagaliau į savo iršto ir svečią. Lietuvos siaubo tėvą, Krikšto mamą. Lietuvos siaubo rūpintojėlį. Jonas Trukanas pas mus šiandien režisierius, geras žmogus. Kas dar tu esi, Jonai? Daugiau mažiau čia ir pasibaigė. Tipo, vidutiniškas šefas. Nes šefas aš moku padaryti. Aš norėčiau vardinti dabar. Gerai. Moku vairuoti mašiną. Turiu aukštąjį išsilavinimą. Ką aš dar moku? Nu, tai daugiau mažiau ir pasibaigė šiek turbūt. O tai sakai, esi pusėtinas šefas, tai ką? Ne, nu tai kiaušieną labai neblogai moku padaryti ir karšti sumuštiniai yra. Tai, sakykime, signature patekalas. Aš nuo 4 ryto mąstau apie blynus, ar kas nors duokit man blynų tiesiog. O tu pabudai 4 ryto, ar tu nei... Aš nejau miegot, aš visą naktį mąstau apie blynus tiesiog. Kažkodėl, filmas, kurį mes aptarsim, tai Baturų Ruvajarų, arba Battle Royale, arba kaip išvertė Google'as, karališkas mūšis, kas labai durnai skamba, kažkodėl sužadino man apetitą blynams, nežinau kodėl. Tai tu vakar žiūrėjai kažkur taip tarp 2 nakties. Ir tau sužadino apetitą. Blynams, jo. Su braškio uogiene. Su daug braškio uogienės. Apie ką mes čia susirinkom pakalbėti, tai apie 2000-ųjų Kinjo Fukasaku filmą Battle Royale. Tai aš nežinau, jis įvardyjamas kaip siaubo filmas, bet aš jau nebežinau, kas yra siaubo filmai, nes turbūt daugeliui siaubo filmas yra tas, kur Čia nežinau, čia man labiau veiksmo gal. Toks... Skerdykla. Veiksmo trileris net. Nu, žanrą turbūt įvardinti jo ganėtinai sudėtinga yra, nes iš tikrųjų jis nėra, sakykime, gal tipo siaubo filmas tą plačiają prasme. Turi elementų visko turbūt, bet iš tikrųjų tai yra toksai, kaip čia, coming of age'as turbūt. Aš jį, kai paklausau Laurynas, kokią aš filmą norėčiau paanalizuoti, jį neatsitiktinai pasirinkau, nes šitoks vienas iš didžiausių inspirationų iš tikrųjų Pintojeliui buvo šitas filmas, turbūt gal matosi kažkiek tai. Skerdžiami vaikai tiesiog tema. Šiaip šitas filmas yra ne tik Jono mėgstamas filmas, gal esat girdėję apie tokį Quentino Tarantino. Ne, Laurynai, papasakok daugiau. Toks bičiukas, kur pėdas labai myli tiesiog. Jo, tai jam čia yra pastarųjų 10-mečių geriausias filmas, nelendant į jau praeitą amžių. Bet šiame amžiuje jis nieko dar geresnio nematė, sakė ponas. Man atrodo, mes po to gal vėliau nulysime tai, kokį apskritai tą įtaką padarė. Čia yra dėl ko aš labiausiai norėjau, nes šiaip man atrodo, kad šitas filmas, jeigu tu imsi grinai
nu, ta prasme, tą populiariąją įtaką labai mažai filmų yra padarę tai, ką padarė šitas filmas. Nu, mes turbūt pakalbėsim apie Battle Royale žaidimus, apie Hunger Gamesus ir visus kitus dalykus, kaip šitas dalykas išplito ir kokį iš tikrųjų jis padarė, nu, ta prasme, įtaką mūsų kultūros raido visai pasaulyje. Tai yra, nu, įspūdinga, kaip filmas iš Japonijos, žiauriai nedidelio biudžeto bendrai. Ta prasme, nuėjo per visą pasaulį iš esmės. Biudžetas 4,5 milijono, tai kaip tokiam veiksmo filmui, kur daug goro ir panašiai, nu čia. Ir tos vis tiek lokacijos ten išmėtyta per visą Japoniją, tai turbūt... Šiaip, vat kiek kainuoja lokacijas išsinuomat? Normaliai. Ne, nu, tai, žinai, priklauso turbūt labai priklauso, sakykime, Lietuvoje mes turim tam tokių, jeigu tai yra būdas, jeigu tai yra dar kažkas, nu tai mes ten galim sakyti, ten gali būti 1000 eurų dienai, gali būti 2000 eurų dienai, bet jeigu tai yra didelės lokacijos, kaip gatvių blokavimas, kaip kažkas labai unikalaus, nežinau, nu, ta prasme, ten kas tai galėtų būti kažkokio ofiso centrai, ten brangiausia Lietuva, aišku, blokuoti yra Konstitucijos prospektą, kurio beveik niekada jau ir nebeleidžia blokuoti, bet būdavo laikai, kai galėdom užsidaryti ir važinėti motociklais. Konstitucija? Okay. Jo, bet dabar, nu, tai jau labai komplikuota būtų ir turbūt labai reikėtų, bet jo, lokacijos yra brangus šito filmo atveju, nu, tai didžioji dalis veiksmo vyksta saloj. Tai jie ir filmavo toj saloj, tiesiog išvažiavo ir turėjo salą. Tai logistika, aš įsivaizduoju, labai komplikuota turėjo būti šito dalyko, nes nu, kažkas turi plaukti su visom kamerom, su visom aktoriais. Bet jo, ta prasme, žinai, kai sakai, kad tam per visą Japoniją išmėtata, gal tas tai nesudarė ten filmo didžiausio biudžeto, nes nu, tai ten namuose pa žmogų biški pasikarė kažkas. Tėvas. Tiek žinau. Bet čia, tu pasakai, kad būtų 1000 eurų, o tu, pavyzdžiui, negalėtum Airbnb išsinuomoti ir nesakyt, kad tu filmuosi filmą. Nu ir tada tave, jo, bet čia yra, ta prasme, teoriškai tai yra renginys. Žinai, tai ką mes darom, filmavimas, jis pagal, nu, tipo teisinę bazę, tai yra renginys. Tai vadinasi, jeigu aš darau renginį neišsiėmęs jam leidimo, nu, tai yra kaip ir nusikaltimas, žinai. Nes tam renginį, nu, vat, užsinuomoja Airbnb ir ten dalyvauja 50 žmonių sunkia technika ir visokiais kitokiais dalykais. Gali tiesiog kilti daug klausimų labai. Tai gal šiek tiek trumpai apie filmą, kas nėra jo matę, kad sudomintume, sustabdyti podcastą, nueiti, pažiūrėti ir grįžti tada, kol mes po kaulelį narpliosim. Tai tiesiog Japonijos vyriausybei pasisuka charabanai ir jie nusprendžia, kad vaikai yra blogi ir reikia juos kažkaip paauklėti ir šiek tiek įbauginti. Ir kiekvienais metais yra išrenkama random klasė, kuri turi realiai viens kitą žudyti, kad išliktų one last standing. Tiek. Nu, galbūt, tipo, ten pradžioje yra kaip ir duodamas kontekstas, kad Japonijai tiesiog labai kyla nusikalstamas pasaulis, kurį ypatingai, nusikaltimai, kuriuos atlieka nepilnamečiai asmenys ir tam, kad, tipo, suvaldyti šitą išprotėjimą, Japonijos vyriausybė būtent daro žaidimą, kuris reikia paminėti, kad tai nėra, kaip sakykime, Hunger Games žaidimas, kuris yra kažkur transliuojamas. Jos just nuveža iš salą ir jie išsižudo. Ir pabaigoje pasako, kas laimėjo galiausiai. Taip. Ir dar tikriausiai, dar toj pradžioje tas kontekstas buvo, kad apskritai ne tik su vaikais, bet šiaip Japonijai, toj nupieštoj mum fiktyvio Japonijai šikna, ten 15% nedarbas, 10 milijonų bedarbių, tai valstybė eina nuo skardžio ir čia viena iš tokių priemonių, kaip ir suvaldyti kažkokią problemas ir kažkokią gal, nu ne tai, kad pramogą žmonėm parodyt, bet parodyt, kad va, mes kažką darom. Svarbiausia kažką daryti. Nu, čia toksai tipo priminimas, tiesiog priminimas, kad valstybė yra vis tiek stipriausia, man atrodo, čia toksai galios struktūros parodymas, kad tu negali ahujelinti, ta prasme, nes štai tave išves iš salą ir lieps žudytis. Ja, šiaip šitas filmas yra pastatyta, nėra visiškai originali istorija, yra pastatyta pagal Battle Royale knygą, manga. Pradžiai knyga, paskui manga. Po to manga buvo. Tai aš šiaip esu skaitęs manga, tai kadangi ten vis tiek mangų veikėjai dažniausiai būna nupiešti labai skirtingai.
aš nenoriu skambėti rasistiškai, bet Labai laukiu, Čia- kaip baigsis šito sakinys. Bet filme bent jau, kažkur gerą trečdalį filmą aš nelabai skyriau veikėjų. Bet čia yra, ta prasme, aišku, visą laiką, kaip Augustas sakyti, aš nenoriu skambėti rasistiškai, bet ar matėt Bolto vairuotojus? Tai, ką mes dabar girdim Lietuvoje, bet šiaip yra, man atrodo, stebint filmą, tai yra natūralus procesas, tai nereikia dėl to jaustis blogai. Kad galbūt, kai yra žmonės, kitos rasės fundamentaliai, yra lygiai taip pat, kaip, iš jų akių žvelgiant turbūt į mūsų. Yra klausimų, kodėl, mes čia sėdėm kaip ir skirtingi žmonės, dviesa su akiniais, nežinau, gal ir sumaišytų kas. Šiaip tai dėl Bolto vairuotojų, čia trumpas toks. Trumpas interpas. Kad jau yra galimybė pasakyti, norėčiau išlieti. Ne, aš blogai jausdavus, kai ten galbūt nebaisiai jautriai pasisakydavau jų atžvilgių, bet čia per praeitas savivaldos rinkimus prie vienos partijos būstinės viena politikė labai gerai žinoma, mes stovėjom lauke ir kaip tik kvietėsi Boltą ir pažiūrėjo į Bolto vairuotojo vardą, buvo parašyta ten vos ne Aslamana Babad ir tokia, o Jezu. Tai aš supratau, kad viskas yra gerai. Dabar visi mes žmonės. Visi mes turim panašią frustraciją. Tai ne tai, kad frustracija, man atrodo, čia yra visiškai natūralus procesas. Mes tampame šalis, į kurią atvyksta žmonės. Ta prasme, ir tiesiog taip bus, kad žmonės atvyks. Tai čia šiaip tai yra įvertinimas mūsų sunkaus ekonominio darbo Landsbergį. Ačiū tau už viską, ką padaryti dėl tėvynės. Nes mes galim būti šalis, kuris, ta prasme, vėlgi nereikia jų priimti tik tai kaip darbo jėgos turbūt. Bet apie ką mes čia kalbame ir kodėl mes apie tai kalbame yra kitas. Tai mes kalbame apie Battle Royale. Ja, šiaip tai žiauriai lengva užtrykti. Tai klausai, Bolto vairuotojas. Iš karto visos lempos. Šiaip tai man dar apie grįžtam prie filmo. Jo, tai man buvo įdomu ta, kad režisierius Kinji Fukasaku buvo, o scenarijaus autorius Kenta Fukasaku, tai buvo jo sūnus. Ir čia buvo jo pirmas scenaristinis darbas ir vėliau, kai buvo kuriama antra dalis Battle Royale 2 Requiem, tai Kinji Fukasaku turėjo ją kurti, bet galiausiai buvo diagnozuotas jam prostatos vėžys ir jisai mirė, tai perėmė Kenta Fukasaku, kuriam tada buvo pirmasis jau režisūrinis debiutas. Aš antro filmo nemačiau, bet skaičiau, kad nebaisiai gerai vertinamas. Ne, ta prasme, man atrodo, čia yra, kad šitas filmas, jis yra fenomenas. Tam tikras, tai yra kultūrinis fenomenas, tai yra, mes gal dar, kad įvesti kontekstą, tuo metu japonų kinas, jis nebuvo, tuo metu J-horroras, kas, iškelia paskui tenais Grudge'as ir visi kiti dalykai. Tai nebuvo tokiam pakilime, kaip mes dabar galbūt įsivaizduojame Japoniją, mums yra asocijuojasi su tam tikrais kino darbais, nes iš tikrųjų po Akiros Kurosavos, po Rošomono ypatingai, ta prasme, eksporto į užsienį iš Japonijos kino prasme, jo buvo labai mažai. Tai J-horroras ir labiausiai turbūt Battle Royale yra įvardėjami kaip tie filmai, kurie vėl atidarė kelią japoniškiam filmam, tame tarpo ir Takeshi Kitano filmam, kuris Takeshi Kitano žmogus, kuris vaidina šitame filme. Nors iš tikrųjų yra fantastiškas režisierius ir žmogus vedęs Takeshi pilį Japonijai. Šiaip yra pradėjęs nuo to, kad buvo komikas, tada jis vedė Takeshi pilį, tada jis nusprendė, kad jis režisuos filmus ir bus scenaristas. Ir, ta prasme, jeigu neteko matyti jo filmų, Takeshi Kitano filmų, tai yra tikrai verta pasižiūrėti. Bet Takeshi pilį ne dėl jo pavadino turbūt. Žinok, nesu nes jis yra Takeshi Kitano, tai Takeshis Castle, tai turbūt... Takeshio pilis. Taip. Štai, aš turiu omeny, žiūrėkite, kaip keliauja kontekstas, iš ką yra. Takeshi Kitano yra atsakingas už mūsų vaikystę Lietuvoje. Taip, už Fumito jis atsakingas. Ką Fumito dabar veikia? Kažkas beje... Battle Royale. Kažkas aiškinasi, ką daro Fumito šiuo metu gyvenime, neįsivaizduoja. Kada nors pasikviesim, čia mano yra tikslas. Ir pasikviesim ir žiūrėsim Takeshi Kitano filmą. Taip, būtent. Kur mes baigiam? Tai mes, man atrodo, galim jau lysti į patį pjaustymą filmo. Tai kas nematėt, susistabdom, pažiūrim ir grįžtam. Sveiki sugrįžę. Studentų, kurie buvo išsiųsti į tą salą, kur vienas kitą turėjo skerst, buvo 42, tai 40
klasiokų ir 2 tiesiog primesti. Bet iš viso bandė tas rolės gauti 6,000, galiausiai atsirinko 800 ir iš jų vargšas Kinjis, Fukasaku, tie vardai turėjo rinktis tuos 40, tai jaučiu, kad nelengvas darbas buvo. Kaip tau, daug buvo rūpintojėlių vargo atsirinkti? Nu, jo, castingas, man atrodo, tokio, tipo, kas yra, žinai, dalinai tai yra vadinamas ensemble film, ar ne, kur nėra galbūt vieno žmogaus istorija, ant kurio stovi, ant kurio vaidybos, sakykime, yra pastatytas visas naratyvas. Tai yra daug žmonių, kurie vaidina. Tai castingo procesas yra be galo svarbus, tai mes Rūpintojėlę, darėm gal ne tiek castingą Rūpintojėliui darė tokia nuostabi režisierė, draugė, fantastiškas žmogus, geriausia, žymiausia Lietuvos režisierė Marija Kaftaradze, ta prasme, ir geriausia. Gal per skambiai pasakyta, bet, jos filmas Slow, tai kas nematė, tai bauda baudužė. Nesivadinkite kino žiūrovais. Per bumbulą tiesiog. Tai darė Marija ir mes darėm tokį procesą, kad mes tiesiog pasiėmėm krūvą žmonių, praktiškai, sakykime, aktoriai, kurie studijuoja akademijoje nuo 18 iki 23-4 metų. Važiuojam visi. Tai yra, ir žinoma, nebuvo, tai visi žmonės, mes vis tiek žiūrėjom, bet mes darėm labai tą pradinį pūlą, žiauriai didelį, ta prasme, žmonių, kurie... Ir mes tiesiog prašėm pirmą užduotį, kad jie įrašytų mums, kaip jie pasakoja apie baimę. Ką nors. Ir nuo to mes pradėjom judėti, kur jau atsirinkinėjom pabiškį pagal roles, kas tai galėtų būti. Bet tas pradinis pūlas, tai aš įsivaizduoju, kažkas panašaus buvo ir čia. Sveiki, 6,000, ta prasme, Japonijos pradedančiųjų aktorių, kurie galbūt norėtų įrašyti kažką tais. Ir, aš neabejoju, kad, žinai, Kinjis Fukasaku ne pats peržiūrinėjo pirmus 6,000. Žmogus jau amžiai buvo jau. Tuo metu video kasečių. Šiaip tie, kur buvo likę 800 finalistų, jie ten berods pusmetį turėjo kažkokias fizinės pratybas, kurias stebėdavo. Tai čia jau buvo jam savotiškas Battle Royale. Jo, dar reikia apie Kinjį Fukasaku paminėti, kad šiaip tai ten, žmogus, jis kai režisavo šitą filmą, jis buvo biškai amžiai, bet šiaip tai režisierius jis yra, jam 70 metų, man atrodo, tuo metu buvo. Bet jis yra padaręs, jis šiaip yra Jakudzu filmų režisierius. Ir aš neprisimenu, kaip vadinasi jo... O Fighting Man kažkas tokio. Jis yra padaręs tokią epinius filmus apie Jakuzas, kurie irgi yra labai labai neprasti. Tai jis nėra kažkoks, jis buvo jau tuo metu, jis buvo, kaip sakyt, established, žinomas režisierius. Ir aš kiek skaičiau, žiūrėjau apie tai čia tas Battle Royale buvo jo gyvenimo projektas. Jis jį be proto seniai ilgai norėjo padaryti, nes tai jo galva ir yra toksai kažkokia kova prieš Japonijos valstybės sužvėrėjimą. Jam kiek teko skaityti, tai čia iš vaikystės tokie flashbackai buvo, kai Antro pasaulinio karo metais teko dirbti amunicijos sandėlį. Jie visi ten buvo jauni, gražūs ir iš vienos pusės visas buvo tas baisumas, kai reikėjo savo bendraamžius jų lavonus krauti ir tvarkyti, iš kitos pusės. Tai jie būtent dirbdami tam amunicijos sandėlį suprato, kad Japonijos valdžia jie meluoja dėl Antro pasaulinio karo. Kad nėra ten viskas gražu ir ta, žinai, kova už didžiąją Japoniją nėra tokia šviesi. Aišku, čia kažkiek man dabar su dabartiniais iš viso įvykiais susišaukė, kiek kitoj pusėje yra daug tokių, kurie galvoja apie tą šviesą kovą ir tikriausiai pamatę, atsidūrę fronte, pamato visai kitą realybę, bet ne apie tai, bet jo, čia tas gyvenimo projektas tikriausiai ir buvo tas, kad jis pats Fukasaku sako, kad jis ilgą laiką suaugusiais nepasitikėjo, vien dėl to, kad kai jis buvo vaikas, jam buvo meluojama dėl karo ir kai jis pamatė tą visą realybę, jis pamatė tos savo mirusius bendraamžius, jis suprato, kad suaugusiais negalima pasitikėti. Bet, pavyzdžiui, pati filmo pradžia, kai mes matome tą klasę ir kur mokytojas Kitano ir tas jam pjūvis jam, kurį atlieka vienas iš moksleivių, tai bent jau pradžia tokia suponuoja, kad kaip tik vaikai yra problema toje visuomenėje. Jų tas nusikalstamumas ir, pavyzdžiui, per visą tą filmą galiausiai man tas Kitano, nežinau, motyvacija, kodėl jisai tą daro, aš ją supratau.
Nes jo negerbė ne jo šeima, bet jo negerbė ir jo mokiniai, kurie, na, jaučiasi, kad jie yra dabar valdžia. Jo, nes, gandonas yra kitas. Bet iš tikrųjų, tai man atrodo, kad tai yra, žinai, toksai, šitas filmas yra tam tikras, tai yra apie kartų kovą, ta prasme, tai reiškia, kaip vyresnė karta žvelgia ir jaunesniuosius. Nu, ką mes matom turbūt bet kokioj kartoj, iš esmės. Ta prasme, dabar, žinai, mes sakome, Gen Z, ta prasme, ką jūs veikiat, kodėl jūs veipinat, ta prasme, kodėl jūs, aš matau, veipukas važiuoja, kodėl jūs eikit dirbti, ta prasme. Kaltas. Ir čia, aš turiu omeny, tai yra labai softas toksai dalykas, kur bet kokiu atveju kažkokia, karta, tai man atrodo, bet Japonija, tai yra labai įdomus sociumas, iš tos pusės, kad jie, iš esmės, tai jie susiduria su, tom pačiom problemom, su imperializmu, gerai, tai buvo balto žmogaus imperializmas, su ko jie susiduria, mes susidurėm susidūrėm su šitų orkų imperializmu, ta prasme, bet esmė yra, kad jie išgyvena tuos pačius procesus, kaip ir mes, tik tai pas juos tai yra dėl kažkokio kultūrinio DNR 100 kartų sustiprinta, žinai, kur, jeigu mokykloje muša mokytoją, tai jį muša. Ta prasme, ir tai yra realu, kad pripjauna ten tą mokytoją. Žinai, kur ir ta kartų kova, kai vyresnioji karta, kuri išgyveno antrą pasaulinį, ir išgyveno Hirošimą ir Nagasakį, ta prasme, kas yra, sakykime, toks turbūt formuojantis tavo kaip asmens paskui, kaip čia, viską požiūrį, gyvenimą, ta prasme, ir kai jie mato kartą, kuri yra jauna, kuri nepaiso idealų, kuri, ta prasme, daro, ką jie nori, natūralu, kad tai ir šitas filmas, iš esmės, tai pušina tai iki ekstremą. Bet šiaip labai keista, nes visada būdavo mokyklos laikais, bent jau mano, Japonija rodomas kaip toks, nežinau, pavyzdys. Visada būdavo kokia nors mokytoja viena, kur jūs čia išsipisinėjate, Japonijoje padėkoja už pamoką, patys eina mokyklas plaut panašiai. Vadovėliuose būdavo nuotraukos iš Japonijos mokyklų, kai vaikai ten grindis. Jo, bet tai dabar, pavyzdžiui, mes galim pasižiūrėti, tai yra labiausiai senstanti visuomenė pasaulyje, tai yra, ta prasme, jie žmonės nebesmylė. Tai yra parke, tada darbo kultūra, ta prasme, tas išprotėjimas dėl darbo, kur žmonės išvažiuoja gyventi ofisą, ta prasme, tai yra šalis, kur, ta prasme, savižudybių miškas, žinai, aš turiu omeny, tie procesai, kurie galbūt taip, jie buvo mums pateikiami kaip tipo kažkoks pavyzdys, jie iš tikro galiausiai ta visuomenė ir man atrodo dabar yra labai didelis, judesys, nes vėlgi aš nenoriu apsimesti čia Japonijos ekspertų, bet ta prasme, judesys šiuo metu, kad biškai išsivaduoti iš tų koncepcijų, kad kas viena iš jų yra japoniškas žodis, tam pagarba vyresniam, kuri yra, ta prasme, iki nesveiko lygio. Kad jeigu vyresnis jis tave gali mušti su pagaliu, tu turi jį pasakyti gerai, seniūnai, sorry, ką aš bepadariau. Tai jo. Grįžtant prie veiksmo šiek tiek, tai iš tų 40 yra, nežinau dabar, nesuskaičiuosiu greitai, bet kokie, tarkim, 8-9, į kuriuos labiausiai yra koncentruojamasi, ir per filmą yra parodoma keletas jų flashbackų, šiek tiek pateisinantis tą jų elgesį, ir flashbackai dažniausiai visokios traumos. Bet vieno pagrindinių veikėjų, tai Šūdžios Nanaharos trauma, yra parodoma pačioj pradžiai filmo. Tai kai jis tiesiog vieną dieną grįžta iš mokyklos ir žiūri tėvus pasikoręs. Ir paliko raštelį, tu gali. Čia yra nuostabus dalykas. Grįžti galvoja, go, Šūdžias. Siek savo svajonę. Taip. Ir šiaip tai, beje, apie šitą momentą, kalbant apie tos flashbackus, man atrodo, žinai, montažiškai tai yra labai protingai sudėliota, nes tu susipažįsti su to Šūdžio pradžioje, ar ne, supranti gerai, tai jis turi kažkokią traumą, o kitus personažus tu pradžiai pamatai, kaip jie elgesi. Jo, tu juos heitini. Ir tada tau po truputėlį įkiša kažkokį, ne tai, kad pateisinimą, bet tu supranti galbūt, kodėl tie žmonės yra tie, kokie jie yra, dėl jų praeities. Bet čia reikia greitai tik pabrėžti, pavyzdžiui, aš žiūrėjau režisieriaus versiją, kur yra 8 papildomas minutės, to originalioje versijoje ne visi tie flashbackai yra. Viena iš veikėjų, kurios vardo aš tikrai dabar neprisiminsiu, kurią molestino vaikystėje, tai čia yra Taip. Tai jos to flashbacko nėra originalioje versijoje, jinai buvo vėliau pridėta, kur, pavyzdžiui, man irgi labai, ne šiaip tu
toliau ir ją heitintum. Dabar, okei, galbūt suprastum, kad problemė... Nu, jo, nes mes gal čia žiūrovom, galim paminėti, yra vienas žmogus, nes jau dabar spoilinama, ne, jau gal. Nu, tai yra vienas žmogus, kuris pasiėmė dalgį ir tiesiog... Šienauja. Kažkokius moralinius skrupulų. Ten yra nuostabi visada, kur užeina mergaitė, jį užeina pas mergaitę su teiseriu. Sako, sveika, duok man pažiūrėt, nes reikia paminėti, kad tai vyksta biškai kaip tipo Battle Royale žaidimai. Na, apie ką mes kalbėsim dar turbūt, bet visi tie personažai, jie gauna, reiškia, kuprinę, kurioje tu gali gauti ginklą. Tas ginklas gali būti keptuvė, arba gali būti automatinis šautuvas. Su dangčio puodu. Tai ir nu, va, tai yra viena sena apie tą, tai tas turbūt čia yra vienas iš antagonistų to filmo, tai ta, va, mergina, kuri pjauna kitus su dalgiu, nu, tai ji tiesiog užeina į kažkokį namelį, kur slepiasi mergina, kuri turi tazerį. Ir sako, tu man labai gera drauga, klausyk, parodyk tazerį. Ji parodo į tazerį ir tada be skrupulų, jis sukapoja į gabalus. Mitsuko Suma, suradau. Bet ten irgi toks įdomus, nes ten kaip ir dalgis, bet kaip ir kažkoks kauptukas. Man tai labiausiai patiko tą frazę. Man atrodo, beje, čia yra turbūt dalykas, kurio yra šienaujami ryžiai, jeigu aš neklystu, sikaltas dalykas vadinasi. Turbūt. Taip. Japoniškai kama. Jo. Kama. Ja, tai man patiko, kur jinai sako, galvau, kad prastas ginklas, bet matau, kad sniper gerklė. Ir iš tikrųjų, va čionais ir yra tas įdomiausias dalykas, vėlgi aš gal tų, žinai, žaidimų per daug, nu, esu šiek tiek, bet tai yra visiškai ant ko yra pastatyti, ten PUBG ir visi kiti dalykai, kad tu gali gauti keptuvę, nu, žinai, ir su jie tu tada slėpiesi saloje ir galvoji, nu tai gerai, čia šaudosi žmonės, sėdžiu krūpą. Aš va blynų galiu išsikelt. Ei, blynai, grįžtam prie blynų. Pavadinsiu podcast'ą tik blynais. Blynų Royale. Tai jo, šiek tiek dar įmetant tą visą kontekstą, dėl ko yra motyvacija iš vis jiems kilint viens kitą, tai nes nežudysi, būsi nužudytas pats. Kiekvienas jų turi čiaukerį, kuris gali sprogt, jeigu nevykdysi įsakymų. Jo, čia šiaip yra, man atrodo, tas dalykas, jis vadinasi Zero Sum Decision, ne? Kad, nu, tipo, tu tai gali nežudyti, bet tave nužudys. Ta prasme, nes yra 40 ašmenų, kurie ašmenų yra mažiau, asmenų yra 40, kurie, nu, ta prasme, jeigu tu priėmė, ir tai yra labai anksti filme beje parodomas, dalykas, kad jeigu tu prisėmė pacifizmą ir tu sakai, hei, mes galim susidraugauti, mes neturėtume vieni kitų žudyti, mes galim gyventi, žiauriai greitai nušauna kažkas iš galo. Ir čia yra Zero Sum Decision. Ta prasme, kad nu, tu tai gali nuspręsti, ką tu nori, bet pabaiga tai bus vis tiek tokia pati. Nu ir kitas dalykas, kad pabaigoje, jeigu liks daugiau negu vienas, jūs mirsi. Tai tu arba turi žudyti, arba būsi nužudyti, arba taip mirsi. Ir nu, kas čia buvo įdomu, tai va tie 3 pasirinkimai. Vieni žmonės pradėjo iškart žudyti, kiti žmonės užsiėmė pacifistinę poziciją, treti nusižudė. Ir buvo dar tie hakeriai, kurie bandė visus tiesiog išgelbėti. Jie yra tikrieji herojai. Galiausiai, tai tipo, jeigu mes šokam į filmą, ką jis sako bendrai, na, kad, nu, šiaip tai yra kaip ir skatinimas kovoti prieš sistemą ir pasakymas, kad žiūrėkit, mes, nu, ta prasme, tu neturi priimti visko, ką tau sistema primeta, bet tu turi būti smart about. Nu, ta prasme, tu negali tiesiog atsistoti ir sakyti, žinai, ei, hebrytė. Tu, ta prasme, atsistoti ant kalno su megafonu. Jo, nu, sakyt, nes čia yra, ta prasme, Elonas Muskas, žinai, čia yra, kodėl Rusija su Ukraina kariauja. Davai, tegul susitaiko. Tokia kur čia problema. Ta prasme, ir tai yra, nu, tai yra stupid, ar ne? O jūsų manimu, kodėl buvo įmesti 2 papildomi moksleiviai ne iš tos klasės? Vienas iš kurių yra psichas, kurio taip ir nepateisino niekada scenarius, jis tiesiog demonas, kur suvarpytas kulkų, jis vis dar eina link tavęs. Jo, čia yra pagrindinis man dalykas. Kas ten per kulkos? Nes šauna. Bet jis turėjo neperšaunamą lemeną. Ne, bet aš apskritai apie daug filme ratinamų žmonių buvo, kad jie tokie suvarpo, čia yra biškis stilistinis sprendimas, man atrodo. Čia yra atėjęs dalykas, vėlgi, iš mangos, iš anime, ta prasme, kad žmogus jis gali būti nušaunamas, ta prasme, apkaba kulkų, jis dar tada atsikels, biški pakalbės savo tą paskutinį monologą ir tada jis mirs. Ei, mes turime savo liaudies didžiausią folklorą, nemylimi svetimi pasmerkti, kur kiek ten zylę kartų mirė. Aš turiu pripažinti, nesu susipažinęs absoliučiai
ir esu praleidęs kažkokį šitą, bet Nepraradai žinai, čia yra, tipo, man atrodo, vėlgi, gal kalbant taip apie, mano toks vienas mylimiausių režisierių, turbūt iš vis ten, kažkaip, kur aš filmus daugiausia kartu matęs, yra Takashi Miike. Audition Ichi the Killer, jo filmai, labai daug filmų ten. Ir žmogus yra padaręs normaliai, ten 100 Trump filmų. Jis po 3 per metus kalą, jam yra ten 7 metų, jis dar vyras pavarys. Bet esmė yra ta, kad tai yra Japonijos ta dalis kino, bendrai kultūros susiformavusi, kur yra tas ultraviolences. Ultraviolences tai jis apibūdina tai, kad mes suprantam, kad čia yra komiksas. Ta prasme, tas violences ir tas kraujas, jis nesijaučia tikras. Ane? Ta prasme, kai tu matai, kaip žmogų varpo, žinai, trim apkabom, jis tiesiog daro, tu supranti, kad čia nėra tikra ir tai, man atrodo, yra vienas iš šito filmo dalykų, kuris biški, žinai, jis pasako, žiūrėkit, mes suprantam, kad čia nėra tikra, mes nukeliam biški tave perkeliam ir kad tu neturi to priimti 100% rimtai, na? Ir čia yra tas ultraviolences, per ką labai daug japoniško, ir J-horror labai daug eina per tai, kad tai yra, mes labai aiškiai suprantam, kad čia nėra tikra. Nes tas violencas yra, žinai, jeigu yra nupjaunamas kaklas, tai ten kraujas tiesiog upelė. Ta prasme, net jau nežinau, ar upelis. Fontanas, žinai. Tai grįžtant prie to, kodėl, manot, buvo įmesti tiesiog tie du... Apie vieną tai sakė, apie tą demoną, nes mes jo vardo neprisimenam, tai jis turės kliškę demonas, kad jisai savo norų. Jo, ir čia, man atrodo, yra... Žinai, kas tai yra? Jeigu dramaturgiškai taip galvoti, nes ten pabaigoje tai jis yra aklas. Ta prasme, dega, tipo, visą tas taip. Ir jis šaudo, nematytas. Čia yra Scarface'o paskutinė scena, kur... Bet kodėl jis ten yra, tai aš sakyčiau, kad tai yra kaip dramaturgiškai, tai turbūt yra priminimas, žiūrėkit, ką iš jūsų padarė. Jeigu jūs pasiduodat sistemai, jūs pavirstat, ta prasme, blogesni, daug blogesni. Pačią sistemą. Ta prasme, nes jūs pasidarot būtent tokie demonai. Tai dramaturgiškai tas personažas yra toks. Iš kitos pusės yra kitas personažas, kuris įmestas, kaip jie buvo paminėti, exchange students. Nes dar įdomu, mes gal apie tai pakalbėsim, man kiek yra tas simuliuojamas klasės, ta prasme, klasės sociumas. Nes tu toliau įsivaizduoji, kad čia vyksta tipo pamoka, nes tavo žmogus, kuris čia jūs varinėja, yra šiaip mokytojas. Ir jie ten daro mankštą. Ten yra, ta prasme, normaliai kreizi. Bet tas antras žmogus, kuris realiai, tai jo istorija yra ta, kad jis turėjo merginą, su kuria jis kažkada su savo klase dalyvavo šitam Battle Royale ir jis norėjo išgelbėti savo merginą, bet mirė ta mergina ir jis kaip ir išpirkinėja kažkokią savo kaltę, bet galiausiai, tai man atrodo, kas yra rodoma su juo, tai būtent tai, kad jeigu tu, kažkaip nepasiduosi sistemai pilnai, ta prasme, tu gali išlikti geras žmogus, nes jis yra fundamentaliai geras, jis bando išgelbėti kitus žmonės, nes yra jo toks modus operandi šitam filmui. Tai čia yra du poliai. Jeigu tu pasiduodi, ką tau padaro sistema ir tu žaidi su tom baisom taisyklėm, kurias tau siūlo, nes, ta prasme, žinai, jeigu mes sakom, ta prasme, ir tai yra fucking Rusija, iš tikrųjų, kur tau sako, žinai, hei, seni, dabar tu važiuosi į frontą ir ta prasme, tave šaus į galvą ir tu turėsi šaudyti. Ok, let's go. Ir sakai, čia normaliai. Čia man skamba, tipo, moraliai kažkaip viskas čia gerai, ta prasme. Ir šeima džiaugiasi, nes po to už tave gaus skalbimo mašiną, ladą. Ir čia yra pizdėts, ta prasme, ir tai yra, panašus dalykas šitam filme. Šeimom sako, jūsų šeima, karočią, laimėjo loteriją, blet, dalyvauti, tipo, žudimo konkursą. Jūsų tėvai informuoti. Ir visi sako, ai, tai gerai. Tai gerai, tai čia reikia, ta prasme, žinai. Ir čia, man atrodo, yra tas, kad mes, žinai, ką mes sakom, pavyzdžiui, Lietuvoje mes turim padėti savo šalį, mes turim iš esmės tarnauti savo šalį, mes turim pareigas, mes turim mokėti mokesčius ir taip toliau ir panašiai. Bet jeigu mums valstybė sako kažką, kas yra, moraliai nebepriimtina ir nebesuprantama, mes turbūt turėtume pasakyti, gal net. O neatsimenat, minėjo filme, kiek metų ten vyksta šitas dalykas? Nes man yra, įdomu, ant kiek ten jau yra norma tai. Nes manau, kad pats pirmas tas battle
nu, jis ten buvo iš vis jaučiu katastrofa, chaosas panašiai, o čia gal jau šiek tiek žmonių susitaikė. Kur buvo paminėti? Bet patys vaikai, tai reiškia, nežino to koncepto, nes arba tada jų tėvai antiek juos saugo nuo to koncepto, nes mes pačioje pradžioje matom vieną iš pasibaigusių Battle Royale ir kaip ten žurnalistai, mergaitė, o laimėjo su labai miela šypsena, žiūri į kamerą. Tai reiškia, pats tas renginys arba pats tas konceptas yra transliuojamas visuomeniai, kad važiuokit kartą per metus, mes suvarom vaikus į salą ir jie tada įžudo vienus kitą. Bet tada ar vaikai antiek yra saugomi, ar jie tiesiog nesidomi, kas vyksta, nes jie yra nustebę dėl pačio koncepto. Jeigu vienas klausia, ar aš galėsiu eiti namo, sako jo, jeigu liks gyvas. Čia yra toksai dalykas, man atrodo, kaip, nu, tipo, ne iki galo. Taip, nes, pavyzdžiui, aš esu pro armiją ir pro šaukimas, bet Lietuvoje visą laiką visi žiauriai nustamba, kai, tipo, nu, tu skaitai Redditą, R Lietuva, na, ir jeigu yra šaukimas į kariuomenę, visi iš karto yra žiauriai nustebę, kaip čia taip gavosi, žinai. Nu, čia žiema kelininkus užklupo netikėtai. Bet iš tikrųjų, nu, tai turėtų būti, žinai, dalykas, kuriuo tu renkiesi tuo nesidomėti. Nes tau tai yra nemalonu. Ta prasme, nors, nu, žinai, čia mes kariuomenę, man atrodo, visi turėtų tarnauti kariuomeniai, bet, ta prasme, jeigu mes kalbam apie Battle Royale, tai irgi lygiai taip pat, man atrodo, tai yra toksai dalykas, kur, nu, žmonės renkasi to nematyti, žinai, renkasi nematyti šitos, nu, ta prasme, kažkoks opresijos iš tos pusės. Taip. Ir šiaip, jeigu, nu, per metus yra 40 vaikų Japonijoje, gyventojų milijonai, tai tu niekada nepagalvosi, kad blemba, gal aš sekantis būsiu. Tiesiog. Jo, tai, bet galiausiai, tai žinai, tai va tas va yra, kad yra scena, kur ar ne jam pasako, sveiki, jūs dabar esate dalyvavot. Bet man labai patiko ta visa prezentacija. Jo, nuostabiai. Ta prasme, mes jums parodysim video, ką jūs čia turėsit. Ir labai nuotaikingai. Jūs dabar, tipo, turėsit žudytas. Ir kaip ir bandoma yra pradžiai kažką pasakyti. Moksleiviai sako, ne, nu ten, žinai, mes nedarysim, rėkt ant to. Ir tada, nu, Takešis Kitano, tas meta, prasme, peilį kažkam į galvą. Čia tam mokiniui, kuris jį perdurė pats su peiliu, ta prasme, man taip atrodo, pirmasis. Ne, pirmoji tai buvo kažkokia mergaitė, kuri tiesiog kalbėjo klasėje. Čia taip mokytas parodė pavyzdį. Jo, ir žinai, ir iš karto yra irgi matosi, kaip greitai tas pasipriešinimas yra bet koks nugasinamas. Man čia įdomi dar yra tokia viena mokytojo paralelė, nes, nu, Takeshi Kitano personažas, kuris vaidyba bendrai filme yra... Vilmantas šlapinasi, atsiprašom. Dabar tiesiog gamta. Ačiū. Grįžtam prie... Jo, ir yra Takeshi Kitano mokytojas, kuris yra parodytas kaip galios figūra bendrai. Takeshi Kitano priešistorė personažo, kurio vardas, man atrodo, yra Kitano. Kitano. Tai Kitano jis yra galingas mokytas, kuriam nesvarbu vaikai, kuris yra net filme pasakęs, sako, anksčiau aš galėdavau vieną pliauską pisti veidą ir mane tada gerbdavo moksleiviai, o dabar negalinės atleis iš darbo. Kas yra toks, žinai, čia yra jo eilutė, žinai, jis taip yra pasakęs. Labai sunerimęs dėl to žmogus yra, kad taip pasikeita vaikai. Bet jis yra tas senosios, aš kaip įsivaizduoju, kad tai yra reprezentacija kažkokios senosios kartos, kurioje yra sprendžiama per violence. Bet čia pas mus būdavo tas pats lygiai. Taip, būtent, žinai. Ir man atrodo, yra kitas mokytojas, kuris yra, gerasis mokytojas, kuris dainuoja dainas, kai jie važiuoja autobusu. Tai jis filme kažkur 3 minutės išgyvena ir tada į maišą. Tada jį tiesiog įdeda į maišą. Ir, aš tai įsivaizduoju, kad tai yra tokia, kaip sakyt, kartų kova, kurio parodoma viena karta, kuri sprendžia dalykus pirmiausiai per smurtą ir kita karta, kuri bando ten kažką kalbėti, žinai. Tai va, ta paralelė yra visai irgi įdomi. Jo, bet yra vienas dalykas per kartas, o kitas dalykas apskritai tiesiog per žmonių pasirinkimus, nes vaikai jau yra viena karta ir jų tie pasirinkimai yra labai skirtingi ir vieni yra
vieni būrėsi, kur ta švyturio hebra, jeigu galima ją taip pavadinti, tos mergaitės, kurios sugalvoja kažkokią savo mažą idilę. Nepamirškim herojų hakerių. Jo, herojai hakeriai, kurie kovoja prieš sistemą ir čia irgi vienas iš jų, kurio vardo tikrai neprisiminsime, bet jis irgi turi savo ta prasme, savo kontekstą, savo senelį, kuris kovoja, kuris pasisako prieš sistemą. Shinji Mimura. Va, Kašioras. Jo, bet čia yra kitas dalykas, apie kurį turbūt reikia pakalbėti, kad labai greitai, kai, ir tai yra tokia, žinai, sociumo simulacija, iš esmės. Kas man beje, Laurinai, yra labai įdomu apie socialinį tinklą Threads. Nes aš stebiu, žinai, aš vėlgi nenoriu čia apsimest kažkokiu didžiu antropologu, nes, toks nesu, bet tas yra įdomu stebėti, kaip kažkokia bendruomenė formuojasi ir kaip greitai žmonės užsiema roles ir kaip greitai užsipildo vakuumus. Taip, šiautautas akauntui Baimarkevis, kuris tiesiog pamato selfie ir eina siūsti nahui žmogų tą. Jis yra Threadsų šerifas. Markevi, gerbiu tave. Tai va, žinai, ir tai yra, iš esmės šitam filme vyksta tai, kad yra, tai gerai, dabar yra tokia situacija, yra merginos, kurios sako, mes tipo gaminsim valgį čia tokiam švyturį, turėsim ginklų ir mes gyvensim savo dalyką. Jo, mes gyvensim savo dalyką. Žinai, tada yra hakeriai, kur yra vienas rimtas hakeris, sako, hebra, jūs atveškit man tenai trotilo. Čiuvakas sako, atveškit man trotilo. Eikit iš čia. Tiesiog žiūrėt. Bet jie iš kažkur atvežė, tarsi iš kur jie atvežė. Nežinau, tai šiaip labai daug yra tų kažkokių ten karinių bazių, kur... Jo, kur, kaip jūs prasileidot, yra kažkokia vieta, kur turėtų nebūti kažkaip tai ginklų, yra trotilo sandėlis. Bet čia nesvarbu yra. Tai va, yra tokie visiškai, kurie yra kovotojai prieš sistemą. Iš karto. Ta prasme, nes, aš įsivaizduoju, dar tuo metu, tai yra 2000-ieji, hakeris yra simbolis tipo kovos, absoliučios kovos prieš sistemą, nes buvo labai geras filmas, kaip jis vadinasi, kur buvo personažas Kietas nulis. Aš nepamenu, kur hakino per taksofoną. Bet ką, tuo metu kompiuteriai vis tiek, 2023 metai atgal, ar ne? 24, ta prasme, tai buvo toksai šito simbolis pasipriešinimo. Tada yra žmonės, kurie, ta prasme, pradeda spręsti savo asmeninius santykius tokioje situacijoje, kur ten yra mergina, kuri bėgikė. Taip. Ir ta prasme, pirmas fucking dalykas, kuris vyksta, išeina kažkoks krypas ir sako, klausyk, aš tave visada mylėjau. Čia vis tiek mirsim, gal nori mylėjau. Bet tai šiaip labai daug meilės visokių keturkampių. Ja. Ir šiaip tai čia irgi gana tradicinė ta high school drama. Jo, bet žinai, bet tai yra įdomu, nes kai tu patenki tipo į super high pressure situaciją, absoliučiai ekstremalę. Tai ir iš tikrųjų, taip dramaturgijoje, tai čia ir yra dalykas, kad tu pamatai, kas yra personažas, tada, kai tu personažui kali aukšto spaudimo situaciją, nes taip, žinai, taip pasirodo. Taip pasirodo, žinai, kas jis yra. Ir pasirodo, kad žmonės arba sprendžia savo santykius, arba patampa reipistais, ta prasme, arba kovot prieš sistemą, arba bando išgelbėti draugą. Ta prasme, ir tai yra kaip ir apibūdinanti personažo savybę. Vieni bando, kiti kaip tik, kur geriausias draugės nuo mokyklos laikų ir tada tiesiog užnuodimais. Ne, bet ten tas maistas, ten bando nunuodyti šūjam. Bet tada visa graži idilė labai greitai baigėsi, kai atsiranda tas krislas nepasitikėjimo ir tada jau automatai yra ištraukiami ir tada jau kulkos padaro savo. Realiai tas, kaip mes įvardijom, demonas yra nuoširdžiausias veikėjas ten. Jis gyvena savom panetkėmis. Ja, šiaip tai man gaila buvo tų iš karto vaikų, kurie tas pats pirmas vaikas su tuo arbaletu, jis nuoširdžiai pasirinko, kad jis nori laimėti ir jis tokį parodė norą. Na, ta prasme, akivaizdžiai, jis nebuvo gal pats populiariausias arba pats kažkoks ten sėkmingiausias, bet jis iš karto bandė, turėjo planą ir man gaila, kad jo planas jam iš karto baigęs strėlę širdį. Nes jis, ir čia yra toksai dalykas, kad, žinai, man atrodo, dar pradžioj, kai prasideda viskas, kurį laiką dar yra kaip ir bandoma kvestionuoti šitą dalyką. Tipo, ar aš čia turiu žudyti, ar čia neturiu žudyti, sakykime, turbūt filmo protagonistas Šūja, ar ne?
tam labai greitai ant jo užšoka čiūvas ir jie tam nusiridena nuo kalno ir tam čiūvai kažkaip įsminga kirvis galva. Tai šitą ir tai yra, moralinė dilema, nes jis kaip ir nenorėjo žudyti, bet kaip ir žmogus mirė, na, toksai kažkoks grey zonas. Ir ar jis dabar yra žudikas, ar nėra žudikas, kaip mes šitą traktuojam šitoje vietoje. Bet po to labai greitai visi skrupulai dingsta. Ta prasme, tam po 15 minučių niekas nebeturi klausimų, ką čia mes reikia daryti. Ta prasme, kai tu eini miškur, tai į tave pradeda arba kulkos, arba strėlės, arba, nežinau, peiliai skristi, tai jo, tu atsisakai tų moralinių dilemų ir tada, aišku, jeigu tu turi kaip atsisakyti, o neturi tik tai va tą šiukšliadėžės dangtį, su kuriuo galėtum gintis. Jo. Ir man atrodo, tai va, tai šitas, žinai, ir tas filmas turėjo labai, by the way, taip grįžtant prie to, jis turėjo labai daug bėdų Japonijai. Jį bandoma buvo cenzuruoti, jį bandoma buvo sustabdyti, taip toliau panašiai, kad tai pasidarė eksportas į vakarus. Tai irgi buvo bandoma kažkaip stabdyti vien tik dėl to, kad tai lyg tai parodo Japoniją iš kažkokios prastosios pusės, ar ne? Kad, Japonijai visi žudos. Ir man atrodo, čia tai yra visiškai universalus dalykas, nes aš neabejoju, kad jeigu Lietuvoje vyktų Battle Royale, ta prasme, tai situacija gal dar prastesnė būtų. Gal nepasiliktų gero žmogaus, aš kebra noriu išgerti. Bet iš tikrųjų, tai filmas bendrai, tai jis tą ir sako galiausiai, kad, taip, daug kas sulūžta, daug kas patampa blogi, bet yra žmonės, kurie kažkaip tai išlaiko savo tą moralinį kompasą nuo A iki Z teisingai. Ir, tai yra šviesi žinutė. Šiaip, bent jau man tai yra pozityvus filmas. Na, pati pabaiga tai pozityvi, bet toj pačiam filmo jau, nežinau, viduriuose, tai tu matai nuo tos skirtingų žmonių pasirinkimus. Ir aišku, tada irgi pats savo gali užduoti klausimą, kaip tu tada elgtumėsi gavęs tokią, tokią duotybę. Nes čia iš vienos pusės, tai tu gali būti iš karto toks tiesos karys, bet gali būti, kad tu, būdamas iš karto paskelbęs tiesos kariu, kaip tos merginos, kurios šaukia ant tos olos, gyvenkime draugiškai, būsi suvarpytas kalašnikovu. Bet čia tikriausiai, kad tu sakai, tiesiog turi būti protingas. Jo, ir man atrodo, čia dažnai irgi toksai dalykas, kad iš tikrųjų, kai yra pradedama aiškinti, kas yra tie žmonės, tai yra klausimas, ar jų pasirinkimai yra sistemos ir sociumo. Pavyzdžiui, yra mergaitė, prie kurios buvo priekabiauta, ar ne? Ir yra antagonistas. Tai, ta prasme, tai jos sprendimas vis tiek yra įtakotas tos patirties, kurią ji turi. Ta prasme, o priekabiavimas, ta prasme, tai yra sociumo problema. Tai sociumas feilina. Žinai, ta prasme, mes kaip bendruomenė feilinam, kad tokie dalykai vyksta. Ir tada klausimas, ar tai yra individo pasirinkimas būti, žinai, ar tai yra tai, kad, sociumas, žinai, čia kaip visą laiką turbūt, jeigu žmogus kuris auga aplinkoje, kur normalu yra, nežinau, vagystas dar kažkas, tai ar, kiek tai yra jo sprendimo, ta prasme, jeigu jis tik tai matė gyvenimą, kad tai yra vienintelis pasirinkimas, ta prasme, ką mes, dažnai, galbūt kartais ir Lietuvoje matome, žmonės, kurie ateina iš tam tikro socialinio backgroundo, yra labai sunku iš jo išeiti, yra beproto sunku breikinti tą dalyką, tai man atrodo, tas filmas kalba ir apie tai, kad kartais, ta prasme, mes norim matyti žmonės kaip blogus, bet jų sprendimai, jie yra taip universaliai blogi, bet iš tikrųjų, tai mes esam kažkokiu patirčių suma, kurias mes išgyvenam. Prieš lendant į filmo pabaigai, apie tą visą apibendrinimą pakalbėsim dar, kas nebuvo gale. Aš noriu duoti atskirą šautautą Masamičiui Amano. Filmo kompozitoriui. Ačiū už įvardymą, nes tai galėjo būti ir vienas iš veikėjų. Tai galėjo būti random žmogus, tiesiog vairuotojas jau. Žiauriai patiko man, kai yra intense, kraujas, sprogaminis viskas ir tada mes turime tiesiog švelnę simfoniją ir tada tiesiog mokytojas vardyja, kas šiandien mirė. Jo, tas groteskas. Tas groteskas, su kuriuo yra pastoviai žaidžiamas stilistiškai. Tai yra, kad mes matom kažko žiauriai intensyvę sceną, grįžtam pas Kitano, jis ten valgo sausainius, ta prasme, žinai, tuo metu ir arba daro, man viena baisiausia scena, tai yra, kai jis vienas mankštinas. Jo, ten žiauriai krypia. Kur tas yra scena, kur mokytojas groja, ten graži muzika, ką tik mirė, ten 10 vaikų, ir jis eina padaryti mankštą.
Ta prasme, ir tu žiūri ir galvoji, va čia yra kažkoks tai, tas, man tai yra kur kas kažkaip baisiau negu kraujas. Ta prasme, tas visiškas nužmogėjimas, žinai, nežinau, toksai. Bet muzika yra nereali ir dar prie to pačio, jeigu kalbam apie tai, man atrodo, filmas puikiai žino, kiek jis turi pinigų ir jis nebando apsimesti didelio biudžeto filmo. Tai yra labai svarbu, nes tiek kameros darbas, tiek krūva kitų dalykų, tai paslėpta visi pinigų neturėjimai. Ta prasme, nes jeigu yra, ta prasme, pjaunama galva, sakykim, ar ne, tai įvyksta žiauriai greitai. Bam, viskas, kad pasibaigė. Tai tiesiog čia yra meistrystės, turbūt vienas iš tų dalykų, kad filmas puikiai žino, ką jis gali ir ko jis negali padaryti. Tai jau atskiras šautautas montuotojui Hirohide Abe. Šautautas, kas atliko tą muziką, tai yra Varšuvos filharmoninis orkestras. Taip? Jo. Tiesiog. Įdomu, kaip atėjo šitas pasirinkimas. Nežinau, bet music performed by. Jo. Pigiausia buvo. Sėdėjo Hebra, sakė, klausykit. Pigiausio orkestrų sąrašas. Kas čia galėtų? Aha, Lietuvoje gerai, Vilniaus simfoninis užimtas datom. Kreipkime į Varšuvą. Šiaip, čia reikės pasakyti, negali būti, kad jie tiesiog kažkokios gastrolės turėjo? Šiaip labai įdomus, šito faktą neįsivaizduoju, kaip taip galėjo pasisukti, bet... Bet jo, ta klasikinė muzika, bet šalia tos klasikinės muzikos dar ne tik ta mankšta, bet jo tie komentarai per tuos pranešimus, kad, tik 4 mirė, pasistengiam labiau, pasisusimkit vaikai. Jo, nes jis yra 3 dienos. Jis yra, man atrodo, jis nėra kūno kultūros mokytojas. Ne, nes jis klasiai. Jo, jis klasiai, aš nesupratau, kokio dalyko jis mokytojas yra, bet tai turbūt yra nesvarbu. Bet jo, tai yra tas, ir tai yra tas irgi dalykas, man atrodo, kažkokiam superficial kultūra, kurioje yra rodoma, hei, pasistengime, viskas bus gerai. Net ir tas video instruktažinis, kuris yra rodomas, yra visiškai toks pat. Kur mes kalbam apie kažkokį visiškai ten baisų dalyką ir tuo metu yra džiugiai pristatomi visi šitie reikalai. Žodžiu, skerdykla lieka... Realiai lieka 4, tai lieka Demonas, lieka tas kitas transfer student ir lieka Šūdžia su... Noriko. Jo, ten dar tą meilę santykę galima irgi biškai, nes jie yra 2 personažai, turbūt 2 pagrindiniai personažai, kurie visą filmą stengiasi vienas dėl kito ir gelbėja vienas dėl kito, bet jie nėra pora. Jie kaip ir vienas kitam patinka, bet niekada nėra pasakę vienas kitam, kad patinka, ir problema yra, kad Šūdžias geriausias draugas, kuris yra vienas pirmųjų, kuris nusilenkia čia visam šitam filme, jam yra pasakęs, kad jam ta mergina žiauriai patinka. Ir čia yra toksai turbūt irgi moralinis klausimėlis. Bros before host. Bet išmiręs. Vis mirti jau galima. Bet jis visą laiką vis tiek nuolat kartoja, kad va čia manęs prašė, kad aš tave gelbėčiau. Bet jinai irgi ten užuominų mėto, kad tai ta sakė, kad tu jai patinki. Jo. Man pavydu. Čia toks yra 16-mečių baliaus vaibas. Bet man atrodo, kad tai yra dramaturgiškai, tai yra įdomu, kad jie galiausiai nėra bučino, nėra tipo kažkokio meilės deklaracijos. Ta prasme, tas santykis jis toksai ir pasilieka. Kad mes šiaip kaip ir nežinom, ar jie čia dabar pora ar ne pora. Kas, man atrodo, yra daug žmogiškiau, ir nes tai, kad tu, žinai, darai dalykus vien tik tai dėl to, kad, tai čia mano mergina ir čia dabar dėl meilės, aš dėl meilės tai viską padarysiu. Tai yra, tai turbūt nėra gal banalų gyvenime, bet dramaturgai tai yra banalu, kad vienintelė tave vedant jėga į priekį yra meilė, kuri yra, ta prasme, tai yra labai sunkiai apibūdinamas dalykas. O čia, man atrodo, yra žmogiškumas, kuris, kažkaip, jo. Ir dar tas, kad šiaip, jeigu toks imtume, jeigu labai būtų standartinis toks filmas, tai kaip tik atrodo, meilė jiem užgimtų, besivystant visam šitam, nuotykiui, kabutėse. Bet kitas dalykas, tai tiesiog tu matai, kaip skerdžia vieni klasiokai, kitus klasiokus, tai čia ne meilė, čia yra tokia kolektyvinė trauma, tau gaunas, kuri tave suvienė iš to, kad gimtų kažkokie sveiki, gražūs jausmai, nes mes po to matome, jie lieka dviese ir jie lieka dviese tiek dėl to, kad, jie pasipriešino sistemai ir iš kitos pusės, dėl tų baisių patirčių, kurios matė, bet kad gražūs jausmai užgimtų fone, kur vieni 16-mečiai skerdžia kitus 16-mečius, čia
čia nebūtų, man atrodo, net, kaip čia pasakyti, ne tai, kad protinga, bet realu. Jo, man atrodo, čia tu žiauriai tiksliai pastebėjai, žinai, aš irgi apie tai galvojau, kad, nu, tipo, mes norėtume, turbūt kaip žiūrovai, ypatingai žiūrovai, kurie yra iš vakarų ir mes esam pratę prie, nu, meilės istorijos mito, ne, romantiškos istorijos mito. Kas tai yra? Meilė yra absoliuti, meilė nugali viską. Realybė, nu, ne visada, ar ne? Ir ką mes matom šitam filme, tai yra klausimas, nu, šitie žmonės gali turėti sveikus santykius, kurie šitai išgyveno. I guess not. Nu, apskritai, šie žmonės gali sveikai funkcionuoti, nes mes matom tą mergaitę pačioj pradžioj, kuri šypsosi, nu, akivaizdžiai ne dėl to, kad tai buvo baisiai smagu. Nors šiaip tai aš pasakysiu, aš kažkaip pradžioj žiūrėdamas galvojau, kad čia parodė pabaigą, filmo pabaigą. Jo, ir tada, kadangi mačiau aš tą pagrindinę mergaitę, tą Noriko ir tą šūją, man iš viso vidury filmo susišvietė sąmokslo teorija, kad galiausiai šūja vis tiek liko gyvas, bet jis dėl kažkokių priežasčių apsirengė mergaitę. Kelintą tu valandą žiūrėjai? Per piet. Per piet. Kai jie lieka keturiese, realiai mes turim savo tą tokią pagrindinių veikėjų porelę ir turim demoną ir turime Kavadą. Tai Kavada man yra toks kaip vos ne angelas, o demonas yra demonas ir jie yra tiesiog puikiai įmesti į tą visą klasę kaip tokios dvi visiškos priešingybės. Vienas yra skirtas blogiui, visus skerst, žudyt, o kitas, nu, vis tiek jis labai daug tų studentų kažkiek padėjo, tai ir žaizdas varstė, ir bandė įspėti, ir gynė. Tai man čia tokia buvo tas toks Last Showdown buvo jų toks blogio ir gėrio kova, realiai. Tai turbūt tai yra, žinai, man atrodo, čia dar yra vienas dalykas, kad toj kovoj nedalyvauja pagrindinis personažas, kas yra šūja, ar ne? Nu, jis nepatampa mega herojum. Tai pirmiausia dėl to, kad jis tam pait negali ir sutvarstytas. Jis toks sumuštas yra per tą visą filmą. Bet jis nepatampa tuo, kuris jis nepatampa, nu, ta prasme, Bruce Willis. Jis yra Frodas. Jis yra fucking Frodas. Ir tai yra, man atrodo, smart. Iš tos pusės, kad vėlgi mes nukeliavom nuo to mito, kad, nu, tai jeigu labai nori, seni, tai tu atsikelk ir tu žinok, bet ką gali nugarėti. Nu, ne. Žinai, nu, gali, bet yra sunku. Ir ta paskutinė kova ir yra ta, kad realiai Kavada, ar ne, tai jis kaip ir bando ištaisyti klaidas, kurias pats padarė ir jis mato galimybę išgelbėti porelę, ko jis pats, kas, nu, tai yra jo gyvenimo trauma, ar ne, kad jam nepavyko to padaryti. Ir jis bando, nu, šiam yra kažkokia turbūt savotiška skaistykla, jis turi pasiekti tikslą ir jo tikslas tai nėra nužudyti demoną. Jo tikslas yra išgelbėti kitus žmonės, kas irgi moraliai yra, nu, ta prasme, tai nėra, kad tu turi, žinai, pergalė nėra, kaip čia, nužudimas pikto čiūvo. Ta prasme, pergalė yra, kad išgyvena kažkas, kas tau yra svarbu. Gerai, o jeigu važiuotume į pačią pabaigą dėl mokytojo, ar jisai žinojo, kad jie tryse liko gyvi? Nes žiūrim taip, tai jisgi galėjo su visa kariuomenė ir sulaukti Kavados ir jį išsivežti, bet ne, jis išsiunčia visus kariškius namo, padaro, aišku, savo mankštą, pavalgo dar sausainių, viskas eilinė diena ofise. Tai ar jisai žinojo, kad galbūt Noriko, su kuria jis turėjo kažkokį keistą ryšį, nes prisiminkim vidury filmo irgi jis vienu metu nepalauk, ar ją ar šūją išgelbėjo. Jo, jis ateina, nu tai abu išgelbėjo. Jo, iš vidury miško. Tai ar jisai žinojo, ar jis numanė, kad galbūt Noriko yra gyva ir, na, kareiviai nebūtų palikę 3 gyvų. Tai aš manau, kad taip, nes prisiminkim vien tą jo nupieštą paveikslą krypį. Jo, ten, žinai, nu, apie jį dar reikia paminėti, kad jis su savo šeima turi kažkokią labai keistą. Jo visiškai negerbė duktėjo, tai čia gal... Ir dar kitas dalykas yra tai, kad man atrodo... kad Noriko, nu, turbūt ta mergina, ar ne, kuri išgyvena galiausiai,
jam yra turbūt arčiau dukros, negu jo pačio dukra. Nes tai buvo vienintelis žmogus, kur mes labai tiksliai matėm, kuris ateina į jo pamokas, pavyzdžiui, žinai, tokį vat, padaro kindnessą šitam žmogui. Yra toks keistas momentas, tai yra sapnai, kurie filme, aš jų funkcijas ne iki galo suprantu, nes mes turim flashbackus ir mes turim sapnus, kurie kartais prasimontuoja. Tai yra Noriko sapnas, kai jie ten ledus valgos. Tokie šikitano atsisėda kažkokiam, ta prasme, nežinau, kažkur. Bet man atrodo, mano interpretacija tai yra ta, kad visgi mokytos pamatęs tą istoriją ir pamatęs kažkokį žmogiškumą, jis taip pats pasirenka būti žmogišku pabaigoje. Bet tas supratimas yra tai, kad jis turi, tam, kad jis būtų žmogiškas, jis turi mirti. Kaip turi, tipo, turbūt that long run vyresni žmonės. Ne, bet užleisti, žinai, ta prasme, kad tai yra žmogiškumas. Ne, jis supranta kažkokį savo, man taip atrodo. Čia labai filosofiškai, šiaip tai jis turi mirti, nes iš vienos pusės, jeigu jisai grįž, valdžia gali išsiaiškinti, kad jisai praleido tuos 3, bet ir kitas dalykas, jis nelabai turi kur grįžti. Jis, ta prasme, šeima jo nenori, jeigu jis pasirinko tą žmogiškąją pusę, tai valdžia irgi jo nebenori. Bet iš kitos pusės, pats jis nesiėmė to veiksmo, pats nenusižudė, jis tuos vaikinukus pergudravo. Jo, nes jis realiai grasino jiems vandens šautuvų, tai realiai pasirinko pats savo. Jo, tai jis norėjo, kad jį žudytų. Žinai, čia yra akivaizdu, kad čia buvo jo pasirinkimas, kad jis, tipo, privalo mirti, čia vėlgi yra, toksai gal sakysi, filosofiškai, bet, tipo, jis nori suteikti tą pergalę, nes jis yra antagonistas, žinai, jis nori suteikti tą pergalę, kad jis ne pats čia kažkaip, pasikarė, ta prasme, bet jis duoda personažam jį nužudyti. Ta prasme, kad jie galėtų judėti toliau, žinai, iš esmės. Tai yra, man atrodo, irgi įdomu ir taip moraliai keistas, sakykime, galbūt visai pasirinkimas. Ir kad jo paskutinis veiksmas yra vis tiek sausainis. Labai skanus sausainiai, sakė. Įdomu kokie. Bet aš vis tiek labiau blynų noriu. Čia yra kažkoks, tai nežinau, Lauryna, pradeda gazdinti šitas momentas. Aš seniai nevalgiau blynų. Bet kokių tu, ar bulvinių, ar miltinių, ar lietinių? Mielinių norėčiau. Mieliniai blynai, tie tokie užgavinių, tie riebus, tori blynai. Aš manau, tave galėtų, nežinau, kokioje vietoje galėtum tu šiuo metu jų gauti. Bet šiandien Charlie Pizza. Jeigu yra kokia nors blydinė, kuri nori paremti podcastą mūsų, tai visada prašom. Tarsi, kol išeis laida, tai aš tikiuosi, kad tu jau būsi pavalgęs tų blynų. Aš labai... Badau dabar. Kol negausi blynų, blynai arba nieko. Ok, tai mokytojas yra nužudomas ir lieka trijulė mūsų ir jie išplaukia laiveliu, nes pasirodo, koks jo vardas? Kavada moka viską, jis moka žudyti, jis moka žaizdas valstyti, jis moka gaminti, jis moka ir blėt, laivu plaukti. Jis sakė, kad jo tėtis daktaras buvo, tai dėl to buvo moka žaizdas tvarstyti. Tai sakė, kad mano tėvas yra žvejys, dėl to jis moka laivą. Jo tėvas irgi viską moka, žodžiu. Bet jis numiršta, Kavadą plaukdamas tuo laivu, reikia paminėti. Bet čia irgi tokia kaip romantiška nemeilės prasme, bet toks mūsų pagrindiniai herojai plaukia į, nežinau, šviesų rytojų, kuris, akivaizdu, kad jis nėra šviesus, bet... Jo, nes mes labai greit sužinome, kad nuo šiol jų gyvenimas bus tas, jų ieško, jų valstybė ieško, reiškia Šujos ir Noriko išgyvenusių valstybė ieško už žmogžudystę. Jeigu ką. Jeigu būtų vienas likęs, tai būtume parodę per televizorių ir būtume ranką paspaudę. O dabar jie patampa žmogžudžiais. Žinai, kas yra irgi, visai... Amazing. Ja, ir pati pabaiga vėlgi gaunas taip, kad jie yra kaip ir suvienyti savo tos pačios padėties, kad jie yra ieškomi, suvienyti kolektyvinės traumos ir patirčių, jie kartu susikibę už rankų, Bučinę nematom, bet matom tą susikibimą už rankų. Matom susikibusią ir voiceoveris sako, kad jį turėjo pas mamą užėjti, kol mama mėgojo, Noriko pasiimti dokumentų. Filmo pabaiga. Ir dar pasėmė tą peilį, kuriuo tokia Šikitano buvo prabrištas
filmo pradžioje. Tokia pabaiga būtinas problemos šitų žmonių, žinai. Ne, nu iš tikrųjų tai ne tai, iš tikrųjų tai parodo, žinai, parodo, kaip keičiasi, ir čia yra tokia, nu, tipo rondo struktūra. Jeigu mes matom mergaitę, kuri iš praeitos išgyveno ir yra savotiška, nu, nežvaigždė, bet ją fotografuoja, ji yra išgyvenusi, ji yra The Survivor, ji yra kažkoks simbolis, nežinau, kažko, o jie, kurie išgyveno kitokiomis sąlygomis, jie dabar yra žmogžudžiai. Ir tai yra filmo pradžia ir pabaiga. Mes pamatom visiškai skirtingus outcomes iš to pačio dalyko. Ir dar kitas dalykas, kad, nu, tai aišku, kad traumavo ten visos tos patirtis, bet jie kažkiek to sveiko proto ar kažkokios nuovokos išlaikė. O va ta mergaitė, mes matome ją besišypsančią visą krūviną, tai, na, sėkmės jai gyvenime. Jo, nu tai čia ir turbūt, žinai, yra kažkoks klausimas, kad kas yra galiausiai išgyvenus tokią patirtį, ar tu nori išgyventi kažkokiam savo sąlygom ir gerai gyventi bėglio gyvenimą, ar tu norėtum būti kruvinoji mergaitė. Tai prasme, koks yra, žinai, pasirinkimas šiandien galiausiai. Bet jo. Okay, tai uždarom filmą, galim lysti į ką jisai paliko po savęs. Aš noriu pradėti, nes šitą labai džiaugiausi, kaip aš galvojau, ir šitą aš sugalvojau pats, nors tą filmą labai daug kartų iš tikrųjų esu matęs, bet šitą kartą, kai pasižiūrėjau, revačinau, dabar aš galvojau, kad tai iš tikrųjų, jeigu mes pasiemame, sakykime, Hunger Games yra vienas dalykas, tai yra viena populiariausių, nu kaip, pastarojo metų taip, tai yra viena populiariausių frančizų Hollywoodo kine. Geras, blogas nėra svarbu, bet tai yra turbūt populiarumo klausimas ir kam, sakykime, ką tai paliko. Hunger Games irgi vyksta vadinamasis Death Game. Tada mes pasiemam, apie ką jau kalbėjom, visus žaidimus, FX Legends, PUBG, Fortnite'as yra Death Game. Tai yra visiškai tas pats. Ir galiausiai mes pasiemam vieną populiariausių pastarojo metų serialų, tai yra Squid Game, kuris yra visiškai tas pats. Ir mes matom, kad iš tikrųjų populiarioje kultūroje čia yra tipo per visas, sakykime, visos medijos kažkokias sritis, jos visos ateina iš Battle Royale. Bet kodėl, kažin, va taip kažkaip kabina šitas žanras žmonės? Nes išleisk bet ką, kas turi šitą ir visi tokie, noriu, žiūriu, vartoju, žaidžiu. Nu, man atrodo, būtent tas pats principas, kad tu, žinai, esi ekstremalioj situacijoje, kur nebegalioja visuomenės standartai, visuomenės dar kažkas, tu kovojo iš išgyvenimą. Čia yra toksai labai, tipo, primal dalykas. Žinai. Ir man atrodo, tiesiog, tu dar ypač tokioj vietoj tu labai gali save įstatyti tas ir uždavinėti savo klausimus, nes kitose įvairiuose siužetuose gal tau būtų sunkiau, bet čia yra, kad tiesiog yra paprasti žmonės įstatyti į pasirinkimą, ką aš daryčiau. Tam pačiam, pavyzdžiui, aš kai Squid Game žiūrėjau, tai man irgi buvo tas pats, ką tu darytum atsidūręs tokioje situacijoje, ar tu liktum dėl pinigų, ar neliktum dėl pinigų, nes tu iš esmės, šitiem vaikam tai nebuvo duota pasirinkimo. Squid Game tau pradžioj duoda pasirinkimą, kad, nori lik, bet žinai pasiekmes, bet žmogus galbūt yra tas, jisai yra naivi būtybė ir jis galvoja visada, kad bus geriausias tas outcome'as, kad bus geriausias rezultatas, tai kad būtent aš būsiu laimėtas, bet didžiąją dažnumą atveju, negalvočiau, aš tiesiai bėgčiau į kulką. Nevargčiau. Jo, bet tai, tarsi man tai atrodo parodo, kad gal kaip tu, Vilmantai, sakai, kad, žinai, žmonės, jie norėtų kaip pasimuliuoti biškelį šitą dalyką savo galvoje. Kaip tu jaustumais, jeigu tu neturi išėjimo kažkokio ir tu privalai kovoti, nes, kova už būvį, ar ne, yra vienas tokių stipriausių jausmų kažkokių, kurį mes galim turbūt patirti. Ką mes darom, kai mes turim survivint? Mes turim survivint. Čia nėra kažkok, žinai, mes turim karjerą pasidaryti, dar mes turim, mums reikia svarbu, kad mūsų sukeptuvė nepritranktų. Geriausia atveju sukeptuvė su dalykiu. Ir šitas dalykas, jis yra būtent, man atrodo, žinai, tu atsisakai nuo tų kažkokių visuomenės normų, kurios yra, kad mes turim šiaip būti normalų žmonės gyvenime, mes negalim dabar išeiti gatvę ir, žinai, pasiimti praeivę, sakyti Squid Game. Dabar važiuoja. Kviečiu į dvikovą. Bet čia negali dar būti tas išpopuliarėjimas, pasirodė 2000-aisiais Battle Royale, aišku, po to ten Hunger Games vėliau, bet apskritai su realybės šou žanras irgi yra minimali paralelė. Aš apie realybę šou vienas iš projektų, kurį dabar, čia nesekantis, turbūt dar sekantis filmas, kurį mes darysim, yra apie dalinai realybę šou ir aš turiu tokį pastebėjimą, kad realybę šou yra atsakingi
už visą šūdą pasaulyje. Pasaulyje, ne Lietuvoje, o pasaulyje. Žinai kodėl? Nes iš tikrųjų, yra toksai dalykas, kas yra realybė, o kas yra percepcija. Na? Ir realybė šou teoriškai turėtų rodyti realybę, bet tai yra visiškai apie percepciją. Donaldas Trumpas yra realybė šou žvaigždė. Donaldas Trumpas yra, ta prasme, aš nenoriu jo vadinti antikristų, nes jis per tupas, man atrodo, yra, kad ta prasme vadint, bet tai yra žmogus, kuris gali jau įtakojo tam tikrus procesus labai stipriai pasaulyje ir gali dar įtakoti labai labai stipriai. Net iš Lietuvos pozicijos, ar ne? Mes galime įsivaizduoti situaciją, kur Donaldas Trumpas tampa JAV prezidentu ir sako, Suvalkų koridorius, prašom, važiuokit kas nori. Bet, ta prasme, bet jis yra realybė šou žvaigždė. Tai yra žmogus, kuris realiai nelabai ką yra nuveikęs gyvenimą, bet per realybę šou žmonių percepcija apie jį yra, kad jis yra, ta prasme, tiesiog verslininkas. Nes žmogus sakė deal or no deal, ta prasme, žinai. Tai čia yra realybė šou dalykas, kad man atrodo labai ir tam tikrą pusę, tam tikrų socialinių tinklų dalykas, kad žmonės, kurie neturi ką pasakyti, jie gauna eterą. Ir tai yra fundamentaliai, tai yra, kur mes keliavom. Ir aš turiu prognozę, kad Kim Kardashian bus JAV prezidentė anksčiau. Užsirašėm šitą. Jo, nes tai yra, ta prasme, to žmogaus populiarumas yra neįtikėtinas. Aš žiūrėjau research, paskui man biškai gal ir įdomu buvo, tipo, Keeping Up with Kardashians, ir tai vėlgi yra, man sakoma, kad tai yra realybė, bet iš tikrųjų tai yra tam tikras, realybės percepcija. Ir kai mes pradėjom maišyti šitos savokas, kas iš tikrųjų, ką mes galim pasakyti, tai yra realybė, nes čia yra faktai. Žemė yra apvali. Čia yra nekvesionuojamas dalykas. Mes turim nuotraukas, ta prasme, žemė yra fucking apvali. Bet kažkas sako, o šiaip, aš žinokit, buvau prie žemės krašto. Ten nėra apvalu. Ir kodėl? Jeigu tu padedi gulščiuką, jis rodo tiesiai, nerodo šonų. O kodėl batų padai tiesus? Kodėl mes tada... Taip, būtent. Ir žinai, ir tada, ta realybė gali pradėti labai išsikreipti, man atrodo. Tai čia viskas yra to pačio dalis. Žinai, man taip atrodo dalyko. Čia gal net plačiau reikia apie mediją, nes šiaip Donaldas Trumpas iki realybės šou jis jau buvo susikūrę savo visą tą vaizdinį per knygas, kaip sėkmingo milijonieriaus knygas, kurių jis neparašė, parašė labai talentingi žmonės, kurie dabar jau patys kalba, kokį jie tikrai tą Trumpą matė ten 80-aisiais, 90-aisiais. Bet jau, tas toks kreivas veidrodis, per kurį mes žiūrim realybę ir mes tada su juo susitapatinam. Ir realybė šou labai prie to prisideda, nes iš tikrųjų klausimas, žinai, yra, aš pavyzdžiui, nežinau, aš save, kodėl man bendrai kilo noras ten kažką pradėti researchinti apie tai, nes aš supratau, kad aš žiūriu realybę šou. Love is Blind, Netflix. Man labai įdomu, kaip žmonės, socialinio eksperimento. Ir tada tu supranti, kad šiaip tai yra kalbama apie meilę, bet šiaip tai čia negali būti meilė, nes tave padeda į kambarį ir sako, senė, žiūrėk, 2 savaitės, įsimylėsi šitą žmogų ir tada vestuvės, žinai. Ir tai vėlgi yra žiauriai iškreiptas kažkokio, ta prasme, proceso dalykas, kuris nieko, čia yra socialinis eksperimentas, kur psichologai pažiūrėjo. Bet žiauriausia, kad dalyviai vis tiek patikė tuo. Taip, tai apie tai ir kalba. Čia taip išplaunamos smegenys gerai, kad... Tai mes ir gyvenam tokio, žinai, kažkokiam, kur, ta prasme, atskirti, kas yra tikra, o kas yra mūsų percepcija apie tai. Ir tą percepciją galima formuoti, būtent, tokiais dalykais kaip Battle Royale. Hei, mums reikia, kad klasė išsižudytų vieną kartą per metus, nes tada bus, žinokit, ramu. Mūsų visuomeniai nieks nebebus nusikaltimų. Žinai, Hunger Games, ta prasme, mes vėlgi... Bet Hunger Games gal yra plačiau apskritai, kad nuimti tą frustraciją nuo labai šūdino gyvenimo, tai yra diktatūra ir pramogas suteikia, per kurią žmonės gali projektuoti kažkokį savo pyktį tam pačiam režimui, kurio negalėtų tiesiogiai išsakyti. Jo, čia yra toksai look over there, ta prasme, žiūrėk, ta prasme, nesvarbu, ką mes... Ir žinai, ir tai yra visą laiką, kas vyksta šiuo metu, tai čia yra viskas to pačio didelio dalyko dalis. Mėgstamiausias vis tiek mano yra iš sitkomo Community, kurie žaidžia dažasvidį. Va, ten yra geriausias Battle Royale. Jo, nes žinai, jeigu mes pasiėmėm, bet dar grįžtant prie realybės šou, tai iš tikrųjų realybės šou dauguma, ypatingai survival realybės šou, Robinsonai, žinai, ten tai simuliuoja visiškai tą patį dalyką.
mes jūs iškeliam iš tipo visuomenės, kurią jūs pažįstat, ir jūs esate dabar džiunglėse. Nu ir dabar mūsų valdovas, žinai, nu, Ir ten irgi visada kažkokios grupuotės formuojasi, išdavinėja viens kitą. Hei, mes turim laikyti, šiandien yra tipo merginų, o čia vaikinų grupė. Čia alijansą daro. Ir tai yra Vytautas Kernagis, Saremo saloj, kaip vyko pirmieji Robinsonai. Hei, gal norite susirasti šią palmę, Saremo Estijoje. Nuostabus dalykas. Bet jeigu mes vėlgi Lietuvoje negalėtume daryti Battle Royale per mažos salos, vis tiek turėtume kolaboruoti su Latvijais ir Estais. Nu, čia dėl to, kad Brazauskas užrašė mūsų jūrą Latvijoje. Medžioklės metu mes nebeturime. Nors, nu, nežinau, Kuršių nerijoje galbūt tokia kažkokia survival. Rusniai. Lukiškių kalėjime padarom ir bus viskas ok. Nu, ten nelabai, nors gal yra ten, kur pasislėpti. Gerai, Jonai, papasakok, kaip šitas filmas prisidėjo prie rūpintojėlį. Nu, tai čia vėlgi, man atrodo, neišvengiamai, tai yra, žinai, kai tu kalbi, kas yra įdomu, siaubo žanrą, thrilleriuose, tai yra, kad žmonės išgyvena labai ekstremalią patirtį. Ir per tai, nu, kaip aš minėjau, tai parodo, koks yra personažas ir galbūt tai duoda galimybę kažkaip pasikeisti, kaip tu netikėtum, žinai. Ir man yra pačiam visai smagu apie tai galvoti, nu tai gerai, jeigu aš tipo atsėdžiu su draugeliais sodybai, nu, ir ateina vyras su medinė kaukė, tipo ką aš darau, žinai, ką. Ir norėtųsi, ir čia nėra tik kažkoks herojaus mitas, nors natūraliai norėtųsi, tipo, tikėti, kad aš imu, tipo, štaketą ir aš stoju prieš čiuvą su medinė kaukė. Bet realybėje, tai įdomu yra apie tai galvoti, vat būtent, kaip Vilmantas sakė, kaip tu elgtumė, žinai, šitoje situacijoje. Ir man atrodo, Battle Royale, nu jis, vat būtent tą dalyką, jis labai gerai narsto, žinai, kokios atsiranda grupuotės, kaip elgiasi žmonės, kokie yra skirtingi požiūriai, kaip tie sprendimai yra įtakoti tavo praeities, tai, nu, iš esmės, tai dalinai tai yra rūpintojėlio dalykas, nu, kaip ir mūsų pagrindinis personažas ten rūpintojėlėje, kodėl jis nori... Duhas. Ne, nu, bet aš, žinai, aš kalbėjau, man atrodo, per tą pirmą podcastą, aš tai negalvoju, kad jis yra duhas, žinai, nu, tipo, biški simpas. bet ta prasme, jis nėra, žinai, nu, tas personažas, jis irgi yra produktas patirčių, kurias jis patyrė. Tas, jeigu tu esi visą laiką neįvertintas, jeigu tavęs nieks nemato, jeigu tu, gerai, gal tu pats neparodai kažkokių dalykų, bet eventualiai, nu, tu turbūt darysi drastišką dalyką. Eventualiai, nu, ir mes matome beje, mūsų visuomenė, man atrodo, Lietuvoje mes vis tiek esame ganėtinai sąmoninga visuomenė šiandien. Ir mes neturim ten school shooterių, mes neturim kažkokių tokių dalykų, žinai, bet mokyklos, bet tas, va, ta prasme, mokyklos sociumo byproduktas, ta prasme, Amerikai, sakykime, tai yra school shootingai, na? Kai tu kažkuriuo metu sakai, tipo, I had enough, nu ir tu nusipirki Walmart įsigyji šaunamąjį ginklą. Bet, nu, aišku, tai ten yra labai daug priežasčių, čia negalima taip generalizuoti šito dalyko, bet tai yra, žinai, tai yra, kur tave gali privesti kažkoks spaudimas iš visuomenės. Ir tai yra žiauriai įdomu. Man tai apie tai yra didžioji dalis siaubo filmų. Tai yra ne apie kažkokį fundamentalų įsivaizduojamą monstrą, o apie tai, kaip elgiasi žmonės, kai jie pamato monstrą. Ir Battle Royale nėra monstro. Nu, ta prasme, tas demonas, apie kurį mes kalbam, yra just čuvakas, su neperšaukų. Žinai? Tai va, tai, nu, man atrodo, ta įtaka, jie per tai kažkaip labiausiai ir jaučiasi. Bet užtat vis tiek per šitą filmą, nu, jie buvo kaip ir priversti vienas prieš kitą eit. Rūpintojėlyje jie galėjo visi gintis nuo jo, bet vis tiek buvo žmonių, kurie vienas kitą išdavinėjo ir darė jo, bet čia, bespredėlą. Bet čia visą laiką yra dalykas. Kodėl, nu, tipo, tai rūpintojėlė ir čia jie galbūt irgi galėjo Battle Royale visi sustoti ir sakyti, kebro, o davai mes turim ginklą, mes užpuolam armūką, tipo, just iššaudom juos, žinai, nes tų armijos ten asmenų neatrodo, kad yra žiauriai daug, ta prasme, ten nėra, žinai, kad tai būtų ten tūkstančiai, žinai. Tai buvo galima tokį daryti sprendimą, buvo galima, žinai, mes klausom, kodėl Rusijai žmonės nepadaro sprendimą nuversti Putiną. Žinai, kodėl? Nes geriausias prezidentas. Nu, ne, tai, žinai, yra krūva žmonių, kurie kenčia, bet kodėl jie nepadaro šitą sprendimą? Nes, nu, ta prasme, tai yra labai komplikuotas iššūkis. Kur negalima pasakyti, nu tai jau, žinai, nepadaro, nes duhai. Ta prasme, ne, nu tai nėra taip, ir man atrodo, būtent tokiose situacijose ekstremaliuose kartais tas sprendimas jis nėra visai, nu yra sunku paaiškinti, kodėl tu bėgi, kai tau baisu.
Tai šiaip galėtum nebėgti. Kodėl tu, kai girtas važiuoji, ne tu Laurynai, kažkoks tu įsivaizduojamas, tu įvažiuoji tipo į stotelę su mašina ir bėgi, net negirta. Tai šiaip tai galėtum iškviesti policiją, žinai, ir sakyti, hei, pareigūnė. Atsiprašau. Atleiskit. Bet tu, tai baimė yra įdomus dalykas. Ta prasme, kai tu atsirandi kažkokio ekstremalioji situacija. Labai iškreipia tavo supratimą, realų mąstymą. Jo. Aš tai išsigandęs žvengiu. Man kažkas yra. Nu tai va, čia irgi įdomu. Žinai, kodėl tu taip darai? Nežinau. Kodėl tu taip Mane viskas juokina tada tiesiog. Įvažiuotų Laurynas į stotelės, sėdi, žiūri, žvengia. Narkotikų testas pareina iš karto. Ir ponas rūkėt šį vakarą kaip metais. O jūs, ar norit ką pasiūlyti? Gal anekdotą? Tai gerai, tai Jonai, kas dar tavęs laukia kūrybinėme kelyje? Ko mum laukti iš tavęs? Aš labai stabdžiau, kai prieš kelis mėnesius Titas įkėlė Instagramo story video, kaip jisai skrolina scenarijų, aš jį tiesiog stabdžiau paskaityti biškį. Jo, tai šiuo metu mes kaip jau beveik baiginėjom tokį vieną keistą projektą, švedišką dokumentiką apie Avicii. Tiesa, ne visai apie Avicii, ten galbūt yra labiau apie žmonės, kurie dirbo su juo, bet mes ten turim accessą iki labai didelių ir įdomių žmonių ir tai gal nėra mano visiškai projektas, bet tai yra tai, ką mes jau tuoj kažkaip užbaigsim ir kažkada pasirodys, aš manau, visai dideliuose reikaluose. Bet mano pačio projektai, tai jo, mes su Titu Laucim, mano draugų bendražygių antrąją pusę šitame kino pasaulyje, šautautas mano žmonai. Jūs viską žinoma? Tai linkėjimai. Linkėjimai, Ilonai. Šitą, ta prasme, tai mes parašėm scenarijų, kurį produsuoja kompanija Britanija. Jis yra apie Undinę įkalintą vandens parke, bet iš tikrųjų tai apie tėvo ir sūnaus santykius. Plaukimo komanda. Bet jo, yra Undinė vandens parke, kuri išsilaisvina iš to vandens, ta prasme, kaip jo išsilaisvina ir biški negali išeiti ir kyla noro kažkaip pažudyti biškeną. Bet filmas vėlgi ne apie tai, tenais, galbūt apie vyriškumą kažkokį dalyką. Tai šitas dalykas yra, ką mes esam parašę. Šiuo metu ten būtent yra sprendžiama, kaip kada, kaip mes tai galime, filmo gamyboje tam pagrindinis finansavimo šaltinis turbūt esminis dalykas, tai šiuo metu vyksta judesys iš to, o kada tai įvyks yra kol kas labai sunku pasakyti, tai gali įvykti greitai, tai gali įvykti ne taip greitai. Aš tikiuosi, kad tai įvyks greičiau, čia tiksliai turbūt žinosiu kažkur po kokio pusmečio, koks yra planas su to filmu, bet jis yra parašytas, ir jis vyks kažkaip. Tai va, tai čia yra vienas dalykas, o kitas projektas, kurį aš taip kartais paknibinėjau laisvalaikiu, čia dar sekantis filmas, tai yra biškė apie realybės šou, kurio istorija yra tokia, kad vyksta datingo realybės šou, vėlgi, tai nelietuviškas. Tai filmas turbūt vyksta realybės šou, datingo realybės šou saloje ir prasideda zombių apokalipsė. Ir yra nusprendžiama filmuoti toliau žmonės, kadangi yra atkirsti nuo pasaulio, galvoja, kad zombiai galbūt yra realybės šou dalis. Ir, eina į deitus. Nuostabu. Tai va, tai yra keletas tokių projektų, kur aš šiuo metu užsiemu. Ką, pažiūrėkit Battle Royale, pažiūrėkit Rūpintojėlį, palaikinkit, pasubscribinkit mus ir eikit pavalgyti blynų šiandien, visiems siūlau šiaip. Sekmadieninių blynukų. Nes sekmadienį rašinėjom. Taip, čia sekmadienį, jo. Taip va. Gerai, ačiū Jonai. Ačiū Jonai. Ačiū Jums. Viso. Ate.